Sveiki, kadangi vedu daug mokymų apie kristalus, galvoju pasidalinsiu su jumis gyvų pavyzdžių, kaip kristalai, būdami su mumis keičiasi. Savo rankoje turiu tokį labai įdomų pavyzdį. Ir Vedų astrologijoje yra sakoma, kad kristalas yra gyva asmenybė, kad jisai gali komunikuoti su mumis, mes būdami su juo keičiamės ir jisai būdamas su mumis irgi keičiasi. Ir papasakosiu, kaip pasikeitė šitas kristalas. Aš jį pirkau prieš labai daug metų, dar tuomet, kai vedžiau tylos stovyklas. Ir aš jį pirkau dėl to, kad jisai buvo ypatingo skaidrumo, net toks laikomas kaip kolekcinis kristalas, labai švarus, labai tyras. Ir kadangi vedžiau dar tuo metu tylos stovyklas, mes tylos stovyklose turėdavome labai daug kristalų, būdavo išdėliota, žmonės gali dėtis juos ant kūno, gali tiesiog nešiotis rankoje, jeigu norisi, gali medituoti su jais. Ir aišku, šitas kristalas irgi papuolė į žmonių rankas. Ir kas įdomiausia, po tos tylos stovyklos, žiūriu, jisai, mato dabar daug jame yra tokių, nežinau kiek čia matosi per telefoną, tokių pabaltavimų ar ne, viduje tokių baltų šešėlių, drumzlių, štai labai aiškiai matoma. Ir būtent po tylos stovyklos atsirado visi šitie dalykai, kadangi daug žmonių jį naudojo. Ir sakoma taip, kad pagal būtent kristalų mokymus, kad kristalai turi galią iš mūsų surinkti irgi kažkokius neigiamus dalykus. Ir kristalas surinko. Ir puikus pavyzdys, ar ne, nes buvo tikrai akivaizdu, kaip aš jį nusipirkau visiškai tyrą, gaila neturiu nuotraukos, ir kaip jisai po vieno renginio, galima sakyti, pasikeitė. Aišku, jis ir toliau dalyvauja kristalų terapijose, bet tai yra puikus pavyzdys. Ir mano aplinkoje yra tikrai nemažai žmonių, kas, pavyzdžiui, yra nusipirkę kalnų krištolus, kurie yra skaidrus. Ir kaip juos naudojant, laikant meditacijos metu rankose arba tiesiog būnant su jais, kaip jie irgi prisirenka šitų tokių baltų šešėlių savo viduje. Ir kad kristalas iš tikrųjų komunikuoja su žmogumi. Tai yra labai įdomu. Tai va, kas nešiojat kristalus, atkreipkite dėmesį, kaip jie keičiasi. Ta tikrai galėsit pastebėti, ir nesvarbu, ar turite skaidrų kristalą, ar netgi turite neperšviečiamą, nepermatomą kristalą, jie irgi būna keičiasi.